Labas, esam Kopenhagoj. Dėžiai buvo dviratis su visa amunicija, lazdom, šalmais, apsaugom. Ir čia vyksta bike polo turnyras, į kurį atvažiavom, o bike polo yra tai yra labiau žaidimas negu sportas, tai nėra oficialus sportas. Ir žiūrint bendram kontekste apie sportus, jis yra itin nepopuliarus. Tai Lietuvoje tikrai daug žmonių nėra nieko girdėję apie tai. Ir mūsų turbūt žaidžiančių yra Lietuvoje iki 10 žmonių. Tai ir pristatysiu šiandien, kas buvo atvykę. Tai buvom iš viso iš lietuvių atvykę 5. Nežinia kelintą vietą turnyre užėmęs ir 12 šį kartą nepapuolęs Povilas. Vos per plauką į finalus nepatekęs ir 13 likęs Justinas. Santykis nesueina. Ir mūsų nugalėtojų trejetas, tai bronzą šį kartą pasidabino Gediminas. Didžiojo finalo pralaimėtojas ir antros vietos laimėtojas Lukas. Ir Kopenhagos žvaigždė pirmą vietą iškovojęs Sergejus. Žaidžiam 3 prieš 3. Šiaip taisyklių yra daug, aš jų žinau ne visas, bet iš esmės yra viskas gan paprasta. Pagrindiniai dalykai yra tokie, kad žaisdamas negali kojomis liesti žemės ir jeigu palieti žemę arba nukrenti, tada tau reikia važiuoti atsižymėti į vidurį aikštės, kad galėtum grįžti į žaidimą. Leidžiamas kontaktas, dviratis į dviratį, žmogus į žmogų, lazdai lazdą. Aišku, nėra kažkokio tai žiaurumo. Negali užstatinėti, užkirtinėti 90 laipsnių kampu kito. Ta, kuris turi kamuolį, gali spausti daugiau. Aišku, žaisdami saugom vieni kitus, kad nebūtų traumų. Ir iš tikrųjų traumos čia yra labai retas reiškinys. Žaidžiama 10 arba 12 minučių iki 5 įvarčių arba iki 5 skirtumo. Tai nėra ilgas žaidimas. Tai turbūt tiek būtų pagrindo, visa kita ten jau niuansėliai. Ir dabar pažiūrim šiek tiek žaidimo. Visi atsibučiavo, apsidovanojo, smagiai praleido laiką. Tai iš tikrųjų labai ačiū Kopenhagos bike polo klubui už tikrai puikų turnyrą.
Ir mums tokia ir patogi lokacija, geri skrydžiai būna čia vykti, tai manau sugrįšim čia kitais metais. Ir toliau mes su Monika ir Telė pajudėjom pas draugus, pas kuriuos buvom apsistoję Kopenhagoj. Ir kitą dieną dar išvažiavom pas draugus gyvenančius kitoje Danijos pusėje, praleidom porą dienų, prasiginom atostogas. Tai tenais aš jau beveik nieko nefilmavau, paatostogavom, pabuvom, pabendravom. Tie draugai gyvena Fanų saloj, Danijoje, labai graži vieta, jų kaimelis iš vis yra kažkaip, tai sakė, išrinktas gražiausių Danijos kaimeliu. Tai tokia gamta kaip Neringoje pas mus, sala, tai tikrai pasibuvom labai smagiai. O dabar grįžtam į savo kaimuką ir toliau suksim reikalus. Iki.